Na ir paskutinis 25 uždavinys. Na, kaip visuomet jau tradiciškai tekstinis. Dažniausiai paskutiniai uždaviniai būna kažkuo tai sudėtingi, reikalaujantis galbūt papildomo kažkokio tai įsigilinimo į uždavinį arba tiesiog nestandartinio mąstymo, bet nepasakyčiau, kad šitas uždavinys buvo toks labai nestandartinis, iš tiesų pamatysite, kaip jisai tikrai paprastai išsisprendė. Tai šiuo atveju reikėjo tiesiog pasižymėti, kad sausį, vasarį ir kovą buvo pagaminta atitinkamai X, Y ir Z produkcijos kiekis. Tuomet pagal sąlygą mes galime užrašyti štai tokias dvi lygtis. Tai X plus Z lygu 2Y, nes sausį ir kovą pagamintos produkcijos kiekis yra dvigubai didesnis nei vasarį. Ir Y plus Z lygu 3X, nes vasarį ir kovą pagamintos produkcijos kiekis yra 3 kartus didesnis negu sausį. Na ir tuomet iš šitų dviejų lygybių mes per dydį X išreiškime Y ir Z. Tai mes galime padaryti štai taip. Pirmiausiai iš abiejų lygybių išreiškime Z, gauname 2Y minus X lygu 3X minus Y. Tuomet pertvarkome štai šitą lygybę 2Y minus X ir lygu 3X minus Y. Gauname tiesiog X'us sukeldami į vieną lygybės pusę, o Y'us į kitą, kad 3Y lygu 4X, iš čia Y 4/3 X. Taigi mes jau išreiškime Y per X. Na, o Z galime išreikšti dviem būdais, nes Z yra lygu 2Y minus X arba 3X minus Y. Tai arba į šitą lygybę vietoj Y įsistatome 4/3 X, tai aš pasirinkau štai šitą lygybę, gauname 3X minus 4/3 X, 5/3 X. Na ir tokiu atveju mes turime, kad sausį buvo pagaminta X, vasarį 4/3 X, o kovą 5/3 X. Tai akivaizdu, kai X yra daugiau už 0, nes produkcijos kiekis negali būti neigiamas, kad X yra mažiau už Y, mažiau už Z. Taigi daugiausiai bus kova, o mažiausiai sausį.